Prie čepkelių raisto prigludusiame kaime jau 13 kartą susirinko senųjų amatų gerbėjai. Keliasdešimtys žmonių pasiryžo išmokti mūsų tėvų ir senelių amato. Nuo ryto iki vėlyvo vakaro stovykloje verda patys įvairiausi darbai. Čepinama iš pušies šaknų, žilvičių, skobiamas senovinis avilys bei luotas. Iš bičių vaško liejamos žvakės, o iš balanų gaminami krepšiai, vietinių vadinami kašelėmis. Amatų paslaptis perduoda senieji vietiniai gyventojai, kuriems dažnas darbas dar ir šiomis dienomis yra įprastinė buitis. Jiems patiems šią patirtį perdavė jų tėvai ir seneliai. Stovykla vyksta bitininkystės muziejuje. Čia apsigyveno ne tik suaugę istorijos mylėtojai, tačiau neretas jų atsivežė ir savo mažasias atšalas. Atvyko net svečių iš užsienio – Ispanijos, Italijos, Čekijos. Stovykla truks 2 savaites.